Iš tiesų jaunimas yra labiausiai atsivėręs šventajai dvasiai, jis yra lankščiausias, jis yra ieškojimų stadijoje. Ir aš manyčiau, tais laikais tikrai jaunam žmogui buvo reikalingas tas naujas suvokimas Dievo žodžio. Įsiplėšti iš tos šventos, gražios tradicijos, bet ją praturtinti savo buvimu. Ir aš manyčiau, kad mes irgi nebuvome seneliai tais laikais prieš 20 metų. Ir mūsų ta širdies, ta visa polėkį, ta Evangelijos troškimą ir norą gyventi su Jėzumi iš tiesų labiausiai suprato ir priėmė jaunimas. Ir būtent tos naujos formos artimiausios buvo jauniems žmonėms. Nes daugelis žmonių, vyresnio amžiaus žmonių, jie buvo pripratę prie senų formų ir iš tiesų jie tarsi turėjo savo viešpaties abrosdėlį. Ir būtent su to atsinaujinimu, su nepriklausomybė, būtent atėjo ir tas naujas, gyvas ir, pasakyčiau, gyvybingas Evangelijos skelbimas, kurį tikrai lydėjo šventoji dvasia. Ir tai gavosi natūraliai, mes nesistengėme ieškoti kažkokiu tai būdu ar ten pritraukti jaunimo, mes paprasčiausiai norėjome gyventi Evangeliją. Ir kam patiko tas toks gyvenimas, kam patiko ta tiesa, kad Jėzus yra su mumis, tas iš tiesų ir jungiasi. Būtent čia ir buvo, prasidėjo nuo 89 metų, jau 90 metais mes turėjome jaunimo mišias, ketvirtadienio jaunimo mišias. Ir daugelis žmonių iš tiesų stengiasi, jaunų žmonių, dalyvauti, bet visas centras buvo būtent Evangelija, Dievo žodžio skaitimas ir dalinimasis. Ir jaunimo, pranciškoniško jaunimo pradžia ir susibūrė ne apie pranciškonus, bet mes, broliai, kurie susibūrėme apie Dievo žodį, būtent ir jaunimas atėjo gyventi, klausyti ir būti su Dievo žodžiu. Tai aš pasakyčiau, kad pranciškoniško jaunimo pradžia tai buvo Dievo žodis. Ir to Dievo žodžio džiaugsmas išgyventa širdyje, jo dalinimas su kitais. Ir būtent taip ta pranciškoniškasis jaunimas iš tiesų įnešė tam tikrą labai gražią spalvą Lietuvos katalikų bažnyčios jaunimo gyvenime, būtent savitų būdu garbinti ir šlovinti viešpatį ir jam dėkoti. Ir būtent tas garbinimas ir šlovinimas mus kažkaip apjungė ir sucementavo ir iš to prasidėjo pradžioje pranciškoniško jaunimo tarnyba, kurie tarsi padėjo broliams evangelizacijos darbę. Ir galiausiai, kada jau broliai vykom į Italiją ir ten vyko ugdymo procesas, įvairūs susitikimai, mes pamatėm būtent, kad per Italiją, kad broliai turi kažkokią džifrą, tai yra pranciškonišką jaunimą. Ir kad tai yra įstatai, kad tai yra tam tikras reglamentuotas gyvenimas, ne vien tik tai sąjūdis. Bet iš tiesų, kad žmonės duoda ir pažadą, įsipareigoja gyventi pagal Evangeliją. Ir tada būtent iš to pranciškoniško jaunimo tarnybos, kretingos, per Italiją ateina jau nauja forma, būtent tas tikrasis pranciškoniškas jaunimas, kuris nėra vien tik tai padėti tarnauti broliams jų evangelizacijose, bet jau jie patys pradėjo organizuoti. Ir tada mes jau ėmėme jiems tarnauti, ar tai žygiuose, ar kažkokiuose tai konferencijose. Ir aš džiaugiuosi, kad būtent tas pranciškoniškas jaunimas, jis vis dėlto gyvena su mumis, bet jis yra labai savarankiškas. Jį Dievas veda atskirai ir aš manyčiau, tos kelios šeimos, tarkime,